Tai ką, sveiki visi, šiandien mes ir vėl žaisime Minecraft Survival Craft lietuviškai, jau 4 epizodą. Taigi, matote, aš jau pasidaręs langus. Vieną dalį filmavau, tik netyčia išjungiau internetą, tai nespėjau kelt. Tai filmuoju dabar iš naujo. Tai buvau senųjų dalykai, bandžiau filmuoti, netyčia išjungiau internetą, kaip jau minėjau. Tai vat, labai blogai. Tai va, galiu parodyti, biškį išnaudoju vantų įrankį. Tas paėmė 3, tai 4 išnaudojau. Tai va, dar priteikit 4 gausiu 22. Taigi, pasakysiu savo tikrąjį vardą Armandas. Taigi, va, aš buvau šituoju laiką. Tik neišėjau filmuoti. Čia niekur nebuvo. Gal po to žyro bus. Gal kokia vala. Dar tik nagu vala. Tai nagas bus reikalingas, kai darysim kokią strėlės. Čia dar buvo. Žinau, buvo. Čia. Čia dar buvau radęs geležies šiek tiek. Bet zombė ne. Taigi čia va, baigęs tavo laptai, manau, einame įsikirstam anglį. Dabar bus pilna. Aš taip spėju. Mažai. Dešimt anglies. Taigi einam iš šitos savus. Gal surasime kitokią. Šitą visą ištyrinėjom. Visą čia pilna, kodėl vištų čia nebūna. Pigis. Ai, neturiu balmą, greitai lekiam pasiimti. Iš visų jėgų, tik reikia tą prisimušti. Palmas. Jeigu biškai pasidedam nereikalingų daiktų. O štai, einam greitai ant pigio pajudinėsim. Tol kur saulė. Biškai leidžia. Nu tai teks neilgai pajudinėti. Kur pigis. Štai matau, greitai lekiam. Jau pasiekim. Va. Štai pasidėjom balną. Jok. Kur tu čia ratais lakstai? Nu, jok. Greičiau lėk. Nu, lėk. Ko čia sustojam, žinai? Duok nusausdę. Kiek nusausdę vieną. Matas, kad iš. Pusmėjai susikepsiu. Turiu dar nusaustų namį. Štai va. Jūsų pusės, tik nenoriu viską. Taigi, kaip matote, viena iškepta mėsa prideda 4, o paprasta, neiškepta, tai 1,5. Nu, tai geriau tai įsikepti. Taip lygiai sudės. Molimų reikia įsikepti. Dabar yra 9 valandas 40 minučių, tai čia rytas. Nieko nenoriu. Dabar. Tai jau kaip matote, saulė leidžias.
Žmonėms kartas kaip čia veikia. Kai gražu pasižiūrėti saulėlį. Tas kaldas viską užtuoja. Taigi, manau, kai permėgusim, eisim paieškoti kitos vietos. Nu, kitos salos. Laužim stiklus. Šiandien metų tos šitą buvo. Palaukit, tuoj grįšim. Taigi grįžom. O, tu pradėjau lagą. Taigi pasidedam magai skrinį. Lagos pasiliks kitam jaunui ir pagaliukų. Ir pasimsim įrankį dėžę mūsų. Taigi, manau, eisime jau miegoti. Taigi jau naktis. Ne, pasižiūrėkime saulėlį. Gal tų saulės nesimato. Nuleis miegot, nori miegot. Noriu miegot. Šitą. Štai ką neleidžiu. Miegot. Pamiegot normaliai neleidžiu. Neleidžiu būt. Padėjau. Tai kietai. Gerai, miegu. Taigi, manau, eisime dabar paieškoti kitų. Deglus tik 9 turim nuo jo. Reikės biškį. Angelį. Taigi padėsime 10 pagaliukų. Turėsime 49 tvaršus. O, atspėjau. Čia reikia mokėti daugybai, tada spėsi. Galiu pasakyti, man 9 metai. Vos nepaskendau. Einame į uolas. Man reikia uolų. Gal rasim čikenų, tai vis dėl to. Ne, nu avių tai išvis. Kitose filmukuose tai jos ant tiek retos. Taigi, kaip matomėt, nelabai noriu tolimo namų, nes pasiklysiu. Ir radome olą. Aha, man tokia ola biškių nepatinka. Pasieškosiu kitus. Nepatinka man, kai reikia šukinėti, po to tenai sunku rasti. Taigi einame namų. Pasiklysiu, tai bus išvis gerai. Radome požeminį telkinį. Aha, atsimenu, komandą čia reikia. Jo, mes prie namų. Taigi eisime tenai, neisime, kur čia va dabar miškai, o eisime tenai į kitą pusę, biškį už kalnų. Iš čia labai lengva sakyti. Bus neprisitrenkiau. Wow, gražus kalnas. Gerai atrodo. Šitą klaidą labai lengva ištaisyti.
dėl grožio. Ja. Namas biški žinau nesąmoningas. Parašykite komentarus, kaip mano namas atrodo. Čia jau ta uola mūsų ištyrinėta. Taigi einame ieškoti uolų. Noriu geležies dar rasti. Arba galėsime kastis po žemę ir reikėtų labai giliai ir galėsime rasti deimantą arba auksą. Vištų tai nėra. Cukralindris, bet aš jau jų turiu. O čia va uolų biškį, uolą matau. Biškį anglies. Reikės į anglį pasimti. Aha, 6. 9 turim. 10. Čia. Ui. Kur tu man esi savo štai? Tevis tolius atvėliai, bėgam! Au! Spėjau eiti į duris jau. Nu, per duris viskas. Taigi pasidarysim lapus. Nu, ką čia dar iš tų lapų? O, sugalvoju. Išeis tik vieną knygų lentyną. Bet aš čestą turiu juk. Aha. Knygų lentynos darosi štai šitaip, jeigu matosi taip. Čia va, per vidurį turi sudėti 3 lentynas, tas knygas, nu nežinau kaip čia pasakas. Nu jeigu matos va, štai knygų lentyną štai daro. Taigi jau tuoj baigsime epizodą šį. Nu iškart pasakysiu. Vertinkite, komentuokite, dalinkitės ir prenumeruokite. Arba pabaigų dar galėsiu pasakyti. Ui, čia biškai. Kodėl aš taip išgadinau be reikalų to savo cukralindrį. Ai, sa. Taigi pasidedam lentynas knygų. Vieną buką turim. Taigi, manau, aš čia ir baigsiu savo epizodą. Vertinkite, komentuokite ir dalinkitės. Ir parašykite komentaruose, kaip atrodo mano namas. Viso gero.